Sveiki iš ryto. Šiandien ir toliau tęsiu sėją. Tai sėjam dabar dėlovar. Čia šitą jau pasėjau. Tai dabar dar užsipilsim sėklą ir žiūrėsim, kas toliau. Tai pasitikrinsim normą. Einam čia. Šimtai trim penki. Nu, blin, idealiai. Gal traukėmis tas supilsi? Gali supilti. Sėjam 160 kg sėklos ir 100 kg mapo. Tai va, tokia norma. This is Alan. Alan is my colleague from Italy. He's a key farm manager for all over Europe. And he came to visit you because you are our influencer and our user. He wants to see you today. Yes, to see you, to see how you work with our machine, and probably you propose you to our key farm model farm project. I'm glad to see you. I don't speak English. Okay. I speak Lithuanian. But you understand, eh? No, I understand. All right. No, tai va. A lot of place because you cannot fill up here. Yes. Right? Nu, Sveikas gyvas, Arnoldai. Labą dieną. Atvažiavai iki manęs, tai vaduosi darbą tau. Darbą mylimas. Tai va, aš ten žiūrovom buvau prižadėjęs, kad padarysit tokį bandymėlį, patikrinsim sėklos užkristumą, sakykime, ar čia viena bus visiškai nevelta, ta pati veislė, o kita bus apvelta su Grain Guardu ir Biomas Protect.
Gerai. Tai va. Gerai, pažiūrėsim, kas čia, ką sėjat, nes Čia dėl- nesvarbu kokia sėkla bebūtų, ant jos vis tiek kažko bus. Nu taip. Tai pažiūrėsim, kas ant jos čia yra, koks tas, sakykime, fonas. O šį čia tada labai aiškiai matysis, kaip produktas tą foną slopins. Nu. Tai kokią, sakyčiau, 2-3 darbo dienas ir žinosim. Ne tokie greitai esam kaip su sėklos tyrimais, biškį lėtesnį, bet jo, bus rezultatas. Nu tai jums, aišku, Tikėkimės. turi tos bakterijos. Jo, mums turi grybų užaugti, Nu. o jie auga biškai lėčiau. Nu. Jo, Tai viskas aišku. tvarka. Gerai tada. Gerai. Dėkui. Aha, iki. Turiu dar vieną darbą tokį padaryti technologinės, kadangi neturiu, ant Gaspardo nėra tokios galimybės ten atženklyti tas technologinės vėžas, tai nusprendžiau pasinaudoti, va, sakykime, su ta vairavimo sistema. Ir dabar pravažinėsiu lauką, atženklinsiu va šitas va technologinės, kas 28 metrus. Ir va, va tie va žali brūkšniukai yra technologinės vėžos. Tai va, ir važiuoju dabar su traktorium, o iš paskos, kadangi su dirbiniu dirbu, tai iš paskos purkštuvas važiuos. Reikia padaryti paskutinį darbą, tokį paskutinis etapas, šitam reikale. Nu štai darbai eina kaip iš pypkės. Ženklinu technologinės, o sūnus va purškė jau su dirbiniu. Tai va, dabar čia naudoju Legacy 025, po to Inkerį 02, dedu vario. Vario kilogramą ir Walker dedu dar litrą.